Hei, labą rytą, bičiuliai. Su jumis ir vėl sveikinasi kanalas Kamta Sofa. Šiandieną aš, kaip matot, prie vandens, bet dėja vėl nepavyksta man pabėgti ilgesniai sesijai, kaip karpių žvejybai. Turiu čia savaitgaliais visų reikalų visokių, kitą savaitgalį taipogi nepavyks. Bet dar kita, už 2 tikslių savaičių bus Velykos, bus ilgasis savaitgalis. Ir jeigu dangus su žemė nesimaišys, tai būtinai šausim prie nedidelio vandens telkinio pradžiai atsidaryti, kad nebūtų kiauros žvejybos, kaip sakant, noris daugiau šansų padaryti tą pirmą šių metų karpių žvejybą sėkmingą, kad tad bandysiu gaudyti mažesniam ežeriuke vandens telkinį, kad daugiau šansų bus vanduo daugiau įšilęs. O šiandieną turiu 2 spinigėlius, vienas su povandeninė kamera, tai kiek batareika laikys, apie porą valandų turėtų laikyti, tai bandysiu užfiksuoti lydekos kibimuką. Priminsiu, kad gaudau UK privačiam vandenį, čia draudimų lydekų žvejybai nėra, tik tais negalima šį mėnesį gaudyti su gyvu ir negyvu masalu. Tai kažkaip įdomiai čia pas juos, bet manęs tai nedomina, nes aš negaudau su džipsu vadinamu liaudiškai, gaudau su gumom, vobleriais. Tai va, gero žiūrėjimo tada, susimatysim jau action'e, kaip sakant. Štai taip atrodo kamerytė, pavadėlis 50 cm. Tik viena problema, vanduo nelabai skaidrus, bet vis tiek kažkas gal matysis. Tai einu bandyti pirmą metimuką padaryti. Blemba, čia visai vėjas nemažas sukilo. Tai varysiu į kitą ežero pusę, ten užuovėje matau. Bet pradžiai čia apsimėtysiu ir paskui keliausiu į kitą pusę, nes nelabai malonu, kad tiesiai į veidą varo tas vėjas. Atėjau čia į tokią truputį užuovėją, bet dar ne iš kitos pusės ežero. Pamėtysiu truputį čionai. Kavo masalą jau. Gerai. Gal bus nukameruota lydeka, palei paviršių čiupo. Užsidėjau šitokį didelį masaliuką. Esu pagavęs ant šito ne kartą. Muiau, skrenda gerai, sunkus. Ant guminuko tik spėjau užmesti iš karto, hopa. Bet bus nedidelė, matau, tiksliau jaučiu, lydekas spardasi, bet tiesiai palinuosi turbūt užmečiau. Normaliai eina nelabai smarkiai, taip. Bus peiliukas, nedickas. Atsipurtė žaltys. Opa, kaip ir visada man sekas prie pat
kranto karačia čiupo. Pasimsiu savo karpinį čarpoką, paskui papasakosiu, kodėl aš čia gaudau su karpiniu. Opa, yra. Visai tokia nemaža, pasakysiu. Reik pasikluoti. Kilimėlį. Nes čia nėra žolės, tai labai nusidaužys žuvelioks. Opa. Ateik čia. Opa. Nu, tylia rami. Visai nebloga, tokia sakyčiau. Ką tu čia čiupai raudongalvį mano? Įrankius išoperuoti. Ateik čia truputį, pala. Neskubėk. Būsi paleista vis tiek. Įsižiūrėjam. Pala. O kaip gražiai. Į lupytę tiesiai. Nu tu čia atsikabinai pati. Maladėts. Susitvarkom viską. Opa. Vienu žodžiu vėliau aš čia susitvarkysiu su to. Dabar tik čia pasirodyk. Patik pasirodyk, lydekioks. Opa. Visą murziną. Oba, apsiversk. Oba. Nu tu žaltį. Kiek čia su tavim terliuotas reiks. Nusikameruojami, keliausiu namo, jopšik man. Oba! Nu tu duodi. Prie pat kranto užkibo. Nepavargo, tai dabar duoti čia per atvaizdu. Oba! Niekaip. Nein paimti. Oba, štai tokia paukštė. Gali nieka, ką? Štai tokia lydeka. Visai nemaža. Spėjo netikasti į nykštį. Bet jau tokia arši, kad šakės nebuvo kada nuvargint. Prie pat kranto užkibo, tai čia dabar duoda vaizdų. Į taip, vienaip. Na ateik, nusikameruojam ir keliausi tu namo. Palauk, neskubėk. Opa. Nu niekaip neduod nusikameruot, nors tu ką. Oba. Štai toks žuveliokas ant raudonos galvos su baltu gumos. Čiupo prie pat krantą, kaip ir įprasta man čia šitame ežere. Einu paleisti. Gerai bus patogu su to tinklu paleist, nes čia gan aukštokas krantas, tai nenoriu mesti iš aukštai, kad neprisiplotų. Nuvaryk iš karpinę čarpoką į laisvę. Raugink raumenį ir susitiksim kažkada ne už kalnų. Čiau. Tai va, smagu, po kokią gerą pusvalandžio pavyko pagauti pirmą lydeką. Spėjo netikast, va, kol čia su ją žaidžiaus. Į nykštį. Gan naršokas, sakyčiau.
O su savo tinklu papasakosiu istoriją, kodėl čia pas mane karpinis tinklas. Tai va, čia buvo geras oras prieš porą savaičių kažkur. Ir kilo toks noras susitvarkyti kiemą ir visokią laužą, metalą ten radau ir sudėjau į bagažinę. Ir ten buvo mano lydekinis tinklas. Draugė vežė į pridavimo punktą tas visas šiukšles. Pasakiau, tik tais neišmesk. Čerpoko gale kartu su visų laužų šiukšliam. Spėkit, ar neišmetė? Atspėjot. Tai dėl to ir gaudau su šituo kol kas. Bet jeigu užkips didelės šamos, gali ir gerai. Bus lengva įvairuoti tokį didelį tinklą. Gerai, varau toliau mėtyt. Ai, dar čia gali kilti klausimų, kaip čia tie traktoriai prie pat vandens. Iš kur, kaip čia, kas čia, ogi čia, kaip ir buvau praeitam video pasakas, kad aplink šitą visą ežerą tvarko prieigas, priėjimus, privažiavimus, tai jau į pabaigą beliko ten kažkur dar kokį 50-100 metrų ir baigs užpilti šitą skaldą tokią trintų betonu ir bus švaru, gražu ir patogu. Tai va, greitų laikų čia nebebus tų visų technikų. Bet jau kelintą kartą prie pat čiumpa jau blemba. Neatsimenu, kad iš toliau buvau užkabinęs lydį, nes jau pasilgau biškį pasižaist, pajustą meškerės linkimą. Visą laiką paskutiniu metu prie pat seka jį prie pat kranto. Hopa! Ir čiumpa. Na, šitoj pusė, manau, užteks jau. Vieną pavyko pagauti, kurį kando mane pirštą ir daugiau nieko nebekimba. Tai šoku į automobilį ir pavarau čia netoli į kitą pusę. Ir vėjo nebus tokio. Taip, kad susimatom. Ne už kalnų. Nu va, čia visai geriau. Ne taip vėjas pučia. Einu pamėtyti. Ir bandysiu ant savo laimingojo pasiteisinusio šiandieną raudona galva, baltas kūnas. Oh yeah. Čia šitoj vietoje esu gaudęs karpius. Vienas iki vienintelį, tik tais tame ežere. Bet jau žolių čia, o Jėzau, iki kelių. Vienas žolės, tai daugiau čia neisiu, nes čia matosi, kad toj vietoj labai jau nužėlė, labai baisiai. Tai aš jau su spinigu baigiu čia išsišukuoti visą pakrantę, visus tos ežerus, jau maždaug žinau, kur koks dugnas, kur kliūna masalas, kur nekliūna. Nieks nekimba, reikia pabandyti, ką nors kitą užsidėti. Reikia, jaučiu tokį su blizgučiu. Saulė dabar šviečia, gal visai neblogai vandenį. Toks atrodytų, ką manot. Reikia bandyti. Taip ir padarysiu tada. Užsimesiu tokį su blizgučiu. Čia toj mažoj dėžutį tokius einamiausius susidėjęs. Tai žiūrėsim. Paeksperimentuosiu.
Čia matau tokia įlankėlė nužėlus medžiais, bet gal prabrisiu, visai tokia atrodo gera vieta, bet ar žuvį ten gerai laikosi ar ten neaišku. Nepabandysi, nesužinosi. Štai tokį va užsidėjau. Sidabrinį biškį su auksiniu. Gal pablizgins? Akį margašoniai, lydekaitai. Čia dabar į akį saulę blizgina, vėl blogai. Bet turiu nuo saulės akinius, jeigu ką užsidės. Maža čia problema. Einu prabrist, pabandysiu. Čia tokia įlankėlė, matau. Visai gilis nedidelis. Gal kimarina koks žuveliukas čia. Pabandysim, sužinosim. Čia atrodo neblogai. Bet vanduo tai baisus, su kamera tai jau čia nie kažką. Nesuprantu, toks nei žalias, toks rudas. Kažkokių mašalų pilna, čia skraido palei meškerę. Čia turbūt uodai bus kažkada iš jų. Jau galiu pasakyti, šilta daros, blemba. Reik šokti iš liemenės. Šokti iš liemenėlės reikia. Čia beliko tik tais šitas. Ir ten toliau atrodo dar vienas sektorius, kuriame aš galėsiu pasimėtyti. Ir tada pavažiuosiu vėl čia iš kitos pusės. Pavažiuosiu iš kitos pusės, rasim kokį gražesnį spočiuką. Biškį pusrytį užsimesti reikės jau musėt. Kiek čia tų valandų turim? Turim jau po 10. Jau po 10, nu tai va, pats tas bus ten apie 11 nuvarysiu. Prisėsiu kažkur, pavalgysiu, atsigersiu. Ir dar pratęsiu žvejybą kur nors prie vietos ten pasivaikščiosiu. O pradėjo banglentininkai, buriuotojai, kaip jie čia vadinas, man žuvį baidyt. Nu bet gal neišbaidys. Tai pasidarau dar kokius 3-4 metimus čia ir varysiu pavalgyti. Užsidėjau tokią pliauską. Važiuojam. Tokią pliauską lydys pamatęs. Tai turėtų čiupti.
Nu į ką, Hebrelytė, manot apie mano spotelį pavalgymą? Neblogai, ne visai. Aš irgi taip sakau. Einam, pažiūrėsim, kas čia daros. Vaizdelis toks visai nieko. Laivukai sau plaukioja. Irgi savo hobiais Hebrytė užsiminėja. O aš prisėsiu čia va ir bandysiu pavalgyti. O pavalgęs padarysiu rubrikėlę, jau kas mane iš senai stebit, žinot, karpių žvejybų būdavo rubrikėlė užsikurk cigarą. Tai visai oras nieko, vėjas didelis čia neužpučia, tai manau užsikursiu cigarą. Susinešiu savo mantą ir prisėsiu. Tuoj parodysiu, ką čia valgysiu šiandieną. Greičiau tą blembą atsiūs normalų tinklą, nes čia su to karpiniu gargaru tai visai nepatogu visiškai. O šiandieną turim, ką turim, sumušteką, tokį hamą su salotom ir monsterę be cukraus. Oi, gerai čia. Pavalgysiu, pamėtysiu čia biškį, eisiu toliau, dar pamėtysiu. Ten į kitą pusę dar paeisiu. Ir bus visą beveik dieną. Nu ne visą, bet geras pusdienis. Kaip į mano akiniukai. Kai šerifs. Kai šerifs iš Teksaso. Kordos akiniukus radau po ranką, pasiėmiau, neradau savo normalių. Tai tokius juokingus biškį užsimečiau. Normaliai, ne? Šiandien, bičiuliai, užsikursim Romeo ir Džiuljeta. Jau kaip buvau kažkada minėjęs, tai buvo pačio Winstono Churchillio mėgstami cigarai. Bet aš ne Winstonas Churchillis, o Darius iš kanalo Kam to Sofa. Ir irgi užsikursiu, kaip Churchillis užsikurdavo kažkada. Amžinatilsį jam, karo meistrui. Paskutinį kartą cigarą rūkiau, paskutinį kartą per savo gimtadienį, tai čia prieš porą mėnesių. Bet ateina vasarėlė, tai jau vis smagiau bus užsikurt žvejyboj. Šiaip nerūkalius aš. Gerulis. Štai toks Winstono Churchillio cigariukas. Romeo ir Džiuljeta. Short Churchills. When you're sleeping next to me, God, I love that energy. Yeah, it's all I'll ever need, for real. Yeah, I'm all about your vibe, and I want that shit for life. It's all I'll ever need, for real.
paminėjau ir savo lydekų žvejybą. Ne kažką daug pavyko iškrapštyti, bet vis tiek netuščias. Tai ką, sekančius kartus jau susimatom karpių žvejybui pagaliau. Pagaliau pasilgų belenkaip. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, būtinai paspausk šitą, jeigu dar nesi to padaręs, užsiprenumeruok kanalą ir būtų gerai, kad parašytum komentarą, tai pamaitinsim YouTube algoritmą ir video kils aukščiau ir bus labiau ir kitiems žmonėms matomas. Taip kad iki kitų kartų, ačiū, kad žiūrėjot.